mama, jos mama buvo gera audėja, tai Genutės dienose taip pat gyvena šitas gyvas amatas, kurio deja, kaip būtų liūdna, pasekėjų labai mažai. Audėjos išeina į nebūtį, į amžinybę, o mūsų rajonas tikrai buvo garsus, gausus audėjų skaičiumi, lovatiesių raštai. Kaip tai yra gražu ir ne vienas lankytojas, kurį teko palydėti į šią parodą, tikrai džiaugiasi, gerėjosi šią moterį, jos puikiais darbais, tiek rankšluosčių, tiek lovatiesių, tiek gairelių. Ir tai Genutė dar puikiai sugeba suderinti ir tekstus įausti į savo rankšluosčius, į nedidelės gaireles, o ženkliuką, nominaciją kaip nusipelniusi krašto kultūrai. Ir be abejo šituo titulu ji didžiuojasi, paplokim Genutę. Įrengėtas staklės, aš išaudžiau, ačiū Dievui, va šitokį galiuką. Rankšluosčių trūksta siūlai, reikia ieškoti, jų nesurandi, jie reikia vėl rasti nytelį. Ne, pasakiau, ačiū, ne mano. Ir kaip aš netapau, audėja tikrai daug dirba, daug dirba. Jak jest jeszcze? Włączysz Ir nuotraukų vestuvių, kadangi aš buvau svočiai, nuvažiavom nusifilmuoti Jolute. Tai mums pilna salė, reikia ilgai laukti, mums eilė prieja, bet nuotraukas taip pat norėjau šiandien dienų ir atnešti. Tai nuostabės. Didesnis nuotraukų valymas. Žinote, kad čia gražinta. Tai dirbo, taip jau, o gražiaus, o paskui kūdėjai. Nu tai pažiūrėjau. Taip džiaugiuosi, vidioju, žiūriu, džiaugiuosi ir džiaugiuosi toks nuostabus kūrinys iš mūsų lyno, išauginto Dėkoti žmogui, kad irgi yra labai geras pagalbininkas, jį negalėtų taip šitėti, taip kiskėti, taip gražiai atrodyti, jeigu neturėtų Krymo
tikrai pirmo pagalbininko, kur pačius sunkiausius darbus turbūt jis ir atlieka. Bet aš dalį norėčiau pašnekėti ne tik kaip į tautodailininkę, bet mes džiaugiamės turėdami puikią kaimynę. Ir tikrai, jeigu jau kada ko prisireikia, žino į mūsų gatvės rūpesčius, žinom mes jos ir visada jautriai reaguoja. Tad, Genutė, mes tau ko norim palinkėti? Stiprių rankų, tvirtų kojų, o šaudyklė ir tu būtum kaip žuvytė. Bėgiok ir lakstyk ir linkim mes visą gatvę. Sėkmė tegu lydi visur tave. Ir tavo šeimą. Vienu žodžiu, stiprybės, sveikatos, energijos, truputėlį liūdesio, didelio džiaugsmo. Sveikinam. Ir, žinot, negalima atsigėrėti, negaliu atsistebėti. Ir kada eini į tą parodų salę, ten tokia gera aura ir tų raštų darbų, to įdėto darbo, tos energijos spinduliuose, taip norisi maudytis ir maudytis, sukiotis ir sukiotis, taip žinokit gera. Ir dar noriu pasakyti, kad man reikia užuoti. Neišsirenku rašto. Bet tik kiekvienos. Gerai, ačiū labai mėlyje, labai dėkingas visiems, kolegam, audėjam, visiems tautodailininkam, giminėm, giminaičiam, draugam ir kaimynam. Kaimynai mano nuostabus, bet ir visi man jūs esate šaunuoliai. Vieno sūnaus nėra, jam taip susiklostė, buvo anksčiau atostogų, jam privalu buvo eiti, čia užsienį nepasirinksi, kada kur nori ir kaip nori, tik ne visada gaunasi. Labai dėkinga Žentui Erikoj. Mama Vyktis, labai ačiū, kad atvažiavo pirmą kartą į Lietuvą. Šiandien neturi 9 metukų, šįmet labai šauniai augi. Austi ir austi. Su tavo sesė Lieputė Domantas net susipeši. Tai tada išsprendė jau sūnus Eimantas, išsprendė, tai čia dar tokios nedidelės staklytės su tom mergytė teguliauti. Tai atsiprašau ir be principų užgulusi ant stalo ir audžia su tom kaišo. O jau sūnus tai jau pavarė gerai visai, nemažą ką. Ir tarp kitko, dukterėčias Roberta. Kur Roberta? Roberta yra? Ai, pasikelk, atsistok ir pamojuok. Jau čia jau, žinoma, šitoj parodoj nėra jas darbelį, bet jau vienas su savim parsivežė, labai jo jai gražių buvo, o kitą darbelį turim jų susijime, pasižiūrėsim ir aptarsim. 12 metų mergaitė, bet jie rankšluos kėlė, o dabar tai gal prestižas yra, bet, gal aš žinoma. Gal ir nebelikti, bet pasivalyk. Jeigu pabūnu paprastų pradėjom mėnesį kitą ar pusmetį, viskas jau man kaip magnet. Ai, viskas taip gerai, statė. Gavau dabar Keturinytės. Tai štai va, aš labai norėčiau muziejai, nes muziejus pinigų neturi, negi pirks iš manęs. Tai aš padovanoju. Prašau.